dieną Pabradės miesto kultūros centro solistė, kuri koncertuoja jau seniai su Pabradės fanfariniu orkestru. Tai Katažina Paršuta. Jauna, savo talentų užburianti atlikėja, chormeisterė, įvairių konkursų nugalėtoja, projektų dalyvė, muzikinio televizijos šou Laikas hitui finalistė, projekte išsiskyrusi ypatingų gebėjimų atlikti ir persikūnyti į skirtingų muzikos žanrų amplua. Dainuojamosios poezijos mėgėja, neseniai pradėjusi kurti ir autorinės dainas. Kovo 4 dieną bus jos pirmosios dainos pavadinimu Veidrodis premjera. Džiugu, kad ji šį vakar pasirodo ir su Pabradės fanfariniu orkestru, dovanodama mums savo talentą, jautrią širdį ir dainas. Katažina Paršuta. Saulės kepykės, tavo plaučiuose vanduo, mano saulė gąsdintas, liūdnas kaip kareivių šuo, mano rankos vyro pilnos, mano sniegą debesų, ir karauna mano kirmus. Krito bitės iš delnų.
Pūkeliais krinta snaigės iš šviesulių debesų. Skrido paukščiai link dausų, tylu jų meilės giesmės baigės, lyg grįžtų jie toli mums. Miršta darganas ir lietų, išskridę paukščiai namo.
orkestro vokalo solistė Karolina Lindo. Jauna atlikėja savo biografijoje skaičiuoja ne tik begalę muzikinių konkursų, pergalių ir Grand Prix nominacijų. Merginos koncertiniai turnė vyksta ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Būdama atkakli, Karolina renka ir televizijos projektų patirtis. Visai neseniai Karolina tapo muzikinio televizijos šou projekto Laikas hitui nugalėtoja. Aplodismentai. Labai smagu, kad Karolina šiuo metu studijuodama Lenkijoje randa laiko pabūti su mumis ir pakoncertuoti savo gimtajame mieste. Šį vakarą jį su Pabradės fanfariniu orkestru Karolina Lindo. Labas vakaras. Pasiilgau dainuoti jums Strazdą, iš tikrųjų gera vėl sugrįžti. Ačiū labai.
mano žemė, kai mane namo paties. Dėkojame nuostabiai Karolinai Lindo ir Pabradės fanfariniam orkestrui. Na, o mūsų šventinį koncertą tęsia Pabradės fanfarinis orkestras ir šokių kolektyvas Gelmė.
pasirodymui į sceną kviečiame Pabradės miesto kultūros centro kolektyvą, kuris vadinas Kantabilė. Plojimai. Lietuva labai turtinga, nes turi patį didžiausią turtą – žmonės, nenugalimos tautos dvasią. Visada ir visur prisiminkime, nors Lietuva nedidelė, bet didelė jos tiesa – būti, išlikti. Ir tą tiesą bei meilę savo tėvynei mes neškime savo širdise per visą gyvenimą. Nebūkite abejingi, negailėkite aplodismentų ir prisijunkite. Pabradės miesto kultūros centro kamerinis choras Kantabilė. Tautiškumas ir pilietiškumas neatsiejamas nuo suvokimo apie tautą kaip Dievo dovaną, o gražiausia tautos išraiška per kūrybą, šokį, dainą, meną, kultūrinį paveldą. Jums šio vakaro koncertą dovanojo Pabradės fanfarinis orkestras, jo vadovas Bronislavas Vilimas. Kolektyvo vadovė Agnė Rickevičienė. Pabradės meno mokyklos jaunių choras choro vadovė Margarita Matusona, koncertmeistrė Marija Bebež. Na ir Pabradės miesto kultūros centro kamerinis choras Kantabilė, kurio vadovė Stela Maruškina. Susirinko šios gražios šventės proga. Ačiū Jums, mėlyjeji, už palaikymą
ir aplodismentus, šiltas šypsenas ir akis. Laukiame jūsų ir kituose koncertuose Pabradės miesto kultūros centre. Aplodismentai. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga linkime visiems vienybės, darnos, atkaklumo kurti nepriklausomos Lietuvos dabartį ir ateitį, tęsiant gražiausias tradicijas ir puoselėjant aukščiausias dvasinės vertybės. Na, o rytoj visus kviečiame vasario 16 dieną 12 valandą į Dubingelės skverą, kur Pabradės Domus bendruomenė organizuoja renginį vėliavų pakėlimo ir perdavimo ceremoniją. Taip pat su malonumu labai noriu pakviesti jūs, nes Jungtinių Amerikos valstijų ambasada kviečia Pabradės gyventojus ir svečius į nemokamą dokumentinio filmo Laisvė ugnyje – Ukrainos kova už laisvę seansą, kuris vyks vasario 26 dieną 16 valandą Pabradės miesto kultūros centre. Beje, filmų peržiūroje dalyvaus ir su žiūrovais bendraus filmo režisierius, filmo kūrėjas. Taigi ačiū jums visiems ir iki kitų malonių susitikimų.